Kodėl turime naudoti tefloną vamzdžių sandarinimui? Sveiki, inžinerijos mamos! Šiandien atskleisime paslaptį, kuri lydi daugelį iš mūsų, kai kalbama apie santechniką ar bet kokią srieginę jungtį. Kodėl mums reikia to baltos arba geltonos juostos ant vamzdžių sriegių? Ar jums kada nors teko atsidurti situacijoje, kai čiaupas ar vožtuvas tiesiog nenustojo lašėti, net ir maksimaliai jį priveržus? Atsakymas į šią problemą ir daugelio galvos skausmų sprendimas slypi medžiagoje, kurią vadiname PTFE, tačiau geriau žinoma kaip garsioji sriegių sandarinimo juosta. Bet kas tiksliai daro šią juostą tokių nepakeičiamų komponentų, kai reikia užtikrinti tobulą sandarumą hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose? Norėdami pradėti suprasti, pirmiausia turime paneigti mintį, kad vamzdžių sriegiai patys savaime gali užtikrinti visišką sandarumą. Tiesa ta, kad net ir labai tiksliai apdirbti metaliniai ar PVC sriegiai turi mikroskopinių netobulumų. Įsivaizduokite, kad žiūrite į metalo paviršių per itin galingą mikroskopą. Jūs pamatytumėte viršūnes ir slėnius, mažas nelygumus, kurie plika akimi yra nematomi. Kai įsukate vieną detalę į kitą, šios netobulybės sudaro mažyčius takelius, beveik kaip tunelius, kuriais terpės, vanduo, dujos ar alyva gali ištrūkti veikiant slėgiui. Be to, sraigtinė sriegio forma, nors ir sukurta tvirtai sujungti detalės, iš esmės nėra sandarinimo mechanizmas. Jis skirta sukurti mechaninį sujungimą, o ne užkirsti kelią skysčių ar dujų prasiskverbimui. Tada kyla klausimas. Kaip galime užpildyti tuos mažyčius tarpus ir užtikrinti, kad sujungimas būtų visiškai sandarus, išvengiant nepageidaujamų nuotekių? Būtent čia ir pasireiškia teflono genialumas. Arba tiksliau, politetrafluoretilenas. Bet kas tai per medžiaga ir kokios jos savybės daro ją tokią ypatingą srieginių jungčių sandarinimui? PTFE. Tai yra sintetinis polimeras, žinomas dėl savo neįtikėtinų savybių – mažo trinties koeficiento, cheminio atsparumo ir, kas svarbiausia mūsų temai, gebėjimo būti lankstus ir deformuotis veikiant slėgiui. Įsivaizduokite jį kaip labai ploną ir itin glotnią modeliną. Kai apvyniojate šią juostelę aplink vamzdžio sriegį ir tada juos susukate, dėl sriegimo susidariusi slėgis priverčia PTFE susispausti. Ir jis idealiai prisitaiko prie visų tų mikroskopinių netobulumų, kuriuos minėjome. Jis užpildo įdubas, apgaubia iškilimus ir suformuoja vientisą homogenišką barjerą tarp metalinių paviršių, pašalindamas kelius, kuriais terpė galėtų prasiskverbti. Be to, kad užpildo tarpus, jo nelipnumas ir maža trintis taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį. PTFE mažos trinties savybė yra tikras koziris montuotojams. Bet kaip tai padeda sandarinimui? Uždėjus juostelę, sriegiai slysta vienas per kitą su daug mažesnė trintimi. Tai leidžia jums tvirčiau priveržti jungtį, kitaip tariant, su didesniu sukimo momentu, nesibaiminant, kad nuplėšite sriegius ar pažeisite detalės. Kuo stipriau priveržta jungtis, tuo labiau PTFE deformuojasi ir susispaudžia į nelygumus, todėl sandarinimas tampa efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis. Be to, ši antifrikcinė savybė turi dar vieną praktinį ir dažnai neįvertinamą pranašumą – lengvą išardymą. Kas nėra kentėjęs, bandydamas atsukti jungtį, kuri buvo priveržta daugelį metų, kai sriegiai surūdyja arba laikui bėgant tarsi sulituoti. PTFE veikia kaip kietas tepalas, neleidžiantis metalams tiesiogiai liestis ir sulipti tarpusavyje. Todėl priežiūra ir dalių keitimas ateityje tampa daug mažiau sudėtingas procesas. Šis universalumas neapsiriboja vien tik jo fizinėmis užpildymo ir tepimo savybėmis. Jo įspūdingas atsparumas cheminėms medžiagoms yra dar vienas veiksnys, dėl kurio jis tampa idealiu pasirinkimu plačiam taikymo spektrui. Ar kada nors susimąstėte, ar ta pati juosta, kurią matote naudojant vandeniui savo namuose, tinka ir buitinėms dujoms ar kitiems agresyvesniems chemikalams? Daugeliu atveju atsakymas yra teigiamas. PTFE yra beveik inertiškas daugumai cheminių medžiagų, rūgščių, tirpiklių ir šarmų.
Tai reiškia, kad jis nereaguoja su vamzdžiais tekančiomis terpėmis. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti, kad sandarinimas išliktų nepažeistas ir nesuirtų laikui bėgant, nepriklausomai nuo to, kas yra transportuojama. Įsivaizduokite, kokia būtų katastrofa, jei sandarinimo juosta ištirptų nuo tam tikro tipo dujų ar pramoninės cheminės medžiagos. Nuotėkiai būtų neišvengiami ir galimai pavojingi. Jos gebėjimas atlaikyti platų temperatūrų diapazoną nuo labai žemų iki labai aukštų taip pat prisideda prie jos visur paplitimo. Šildymo vėsinimo sistemose ar pramoninėje aplinkoje, kur temperatūra labai svyruoja, PTFE išlaiko savo sandarinimo savybės. Nesukietėja ir nesuminkštėja taip, kad būtų pažeistas jungties vientisumas. Bet jei egzistuoja tik viena teflono rūšis, kodėl vis dar matome skirtingų spalvų juostas, tokias kaip balta, geltona ir rožinė? Tai dažnas klausimas. O tiesa ta, kad chemiškai visų šių juostų pagrindas yra PTFE. Skirtingos spalvos dažniausiai nurodo juostos storį ir rekomenduojamą panaudojimą, nors pagrindinė medžiaga yra ta pati. Pavyzdžiui, balta juosta yra dažniausia ir universaliausia, naudojama vandeniui ir bendriems tikslams. Geltona juosta paprastai yra tankesnė ir storesnė. Ji specialiai sukurta dujų, propano, butano, gamtinių dujų linijoms, kur būtinas tvirtesnis sandarinimas dėl lakių šių medžiagų savybių. Rožinė juosta savo ruožtu gali būti naudojama geriamajam vandeniui arba aukšto slėgio sistemose, nes ji pasižymi dar didesniu tankiu ir atsparumu. Svarbiausia visada patikrinti gamintojo specifikacijas ir transportuojamos terpės tipą, kad būtų užtikrintas tinkamos juostos naudojimas. Kad visos šios savybės būtų maksimaliai išnaudotos, labai svarbu tinkamai uždėti juostą. Bet ar žinote, koks yra teisingas būdas ją uždėti, kad būtų užtikrintas efektyvus sandarinimas? Procesas paprastas, tačiau reikia atkreipti dėmesį į kelias detalės. Pirmiausia, įsitikinkite, kad vamzdžio sriegiai yra švarūs ir sausi. Tada pradėkite vynioti juostelę pagal laikrodžio rodyklę tą pačią kryptimi, kurią suksite jungtį. Tai labai svarbu, nes jei vyniosite prieš laikrodžio rodyklę, juostelė gali atsivynioti arba susiraukšlėti, kai suksite jungtį. Apsisukimų skaičius gali skirtis, bet paprastai 3-5 pilni apsisukimai yra pakankami daugumai atvejų, kad būtų padengtas visas sriegio ilgis, kuris liesis su kita detale. Tikslas yra sukurti tolygų sluoksnį, kuris galėtų susispausti ir sandarinti. Prisukant jungtį tinkamų įrankių ir taikant reikiamą sukimo momentą, užtikrinama, kad juosta tinkamai atliktų savo sandarinimo funkciją. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, užsiprenumeruokite kanalą ir junkite varpelį, kad gautumėte pranešimus. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuokite šalia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme ir gaukite prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padės jūsų karjerai išsiskirti. O jūs? Ar jums kada nors teko susidurti su nuotėkiais, kuriuos išsprendė sriegių sandarinimo juosta? Ar žinojote visas šias priežastis, kodėl verta naudoti šią universalią medžiagą? Palikite savo komentarus žemiau. Noriu sužinoti jūsų istorijas ir patirtį. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai, siunčiu jums didelį apkabinimą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.